Žmonės laisvę ir nepriklausomybę pradėjo suprasti kaip duotybę. Tiesiog. Ypač jaunimo tarpe buvo gajus tas mąstymas. Bet toli gražu ne taip yra. Reikia ją ginti visą laiką. Kas, jei ne mes tą padarysim? Kiekvieno Lietuvos Respublikos piliečio yra teisė ir pareiga ginti tėvynę savo. Ypač pareiga. Tuo laiku smagu prisimėti, aš buvau pirmas jubiliatas nepriklausomoje Lietuvoje, nes aš 12 kovo gimęs ir aš 30-ąjį švenčiau tada. Sugriovė Sovietų Sąjungos pamatus, kovo 11 sugriovė pamatą ir paskui kitus įsilaisvino po mūsų. Mūsų organizacija bene turbūt viena dabar iš tų tokių pagrindinių, kuri užsiima švietėjišku, ne tik švietėjišku darbu, konkrečiu. Mes ruošiam žmonės tam pilietiniam pasipriešinimui. Dabar pradėjo žmonės suprasti, kad tikrai yra ta organizacija verta dėmesio ir ateina pakankamai, kaip ir matėt, dabar jauni žmonės renkasi pas mus iki 40 metų praktiškai, beveik visi ateina. Įvykiai Ukrainoje turbūt paskatino visus, tai pirma banga tokia buvo po 14 metų ir dabar po 22 metų tai irgi padaugėjo. Galbūt žmonės norėtų ir išmokti kai ko, gal ir ginklą valdyti, nori išmokti, gal kažką išmokti taip. Ne? Pas mus ir taktinė medicina mokoma. Iššūkių visą laiką yra, bet jeigu visi normaliai ruošiasi tam, tai nebaisus tie iššūkiai. Reikia tiesiog, kaip ir kalbėjau, reikia žinot, kur susirinksi. Pradėti nuo šeimos, kad šeima būtų aprūpinta viskuo, ką reikia. Gerai, kad pas mus nebūna tokių uraganų, viesulų, kad ją išvartų. Bet irgi, tu turi jau, tu pasiruošęs. Nesvarbu kam. Tiesiog, tam reikia būti visą laiką pasiruošęs. Manau, kad tik teigiamai viskas bus ir žmonės sąmoningėja ir jei kurie dar nesiruošia, tai bent domisi. Tai jau gerai. Nes jeigu žmogus apatiškas tokiem dalykam, tai blogai. Bet tokių labai mažai yra jau. Branginkime laisvę ir nepriklausomybę, nes tai didžiausios vertybės. Branginkime šias vertybės ir didžiuokimės būdami laisvi, laisvos nepriklausomos šalies piliečiai.